Europoje ir pasaulyje finansų krizės metu stipriai keičiasi darbo santykiai ir todėl yra būtina daryti tam tikras korekcijas darbo rinkoje. Neišimtis ir Lietuva, ir mes esame paveldėję seną tarybinį arba panašų į tarybinį darbo kodeksą ir aš taip turbūt nepabijosiu tai pavadinti, kadangi iš esmės jo sistema ir vidinė struktūra nėra stipriai pakitusi. Todėl jau praėjus 20 metų po nepriklausomybės atstatymo reikalingi tam tikri pakeitimai, tačiau tų pakeitimų daryti vis yra vengiama. Ir kaip pagrindinė problema, aš sakyčiau, būtent investicijų srityje ir kalbant apie investicinį klimatą, tai turbūt reiktų pasakyti, kad susidaro tam tikras teisinis netikrumas investuotojams, kadangi teisininkai, kurie konsultuoja ir teigia apie reguliavimą ir egzistuojančias teisės normas, jie pateikia tą gražų vaizdelį, kuris susidaręs yra žiūrint į norminį aktą. Tačiau praktikoje ne visų normų yra laikomasi, kai kurios prieštarauja viena kitai, kai kurios yra pasenusios ir darbo rinka tiesiog jau skirtingai reaguoja į tas normas. Todėl investuotojai, kurie laikosi tų normų, jie susiduria su skirtinga konkurencinė aplinka ir vienas iš pagrindinių mano girdėtų būtent tokių nusiskundimų ar būgštavimų būtent yra tai, kad nevienodai yra laikomasi tų taisyklių, žaidimo taisyklių darbo teisėje. Investitoriai, aš manau, susiduria su tokiais klausimais, kad perkeldami tam tikras schemas iš vakarų, tarkim, jie čianais pasigenda to teisinio tikrumo, kadangi pasiklausus, tarkim, specialistų galima gauti keletą, 2-3 nuomonės. Darbo inspekcija galbūt vienaip traktuoja, tarkim, mokesčių inspekcija kitaip, o teisininkai turi dar keletą nuomonių šiais klausimais. Tai sakyčiau, kad ginčai dėl darbo santykių dalyko, tai yra kas turėtų būti darbo santykiai, būtent turėtų labai stipriai keistis ir turėtų valstybė labai aiškiai pasakyti, kokiais formos, kokiais mokesčiais ir kaip tas darbas galėtų būti panaudojamas. Trečias dalykas galbūt tai yra skirtinga socialinio dialogo kultūra. Aš manau, kad užsienyje dirbantys, tarkim, verslininkai, jie tenais galbūt su keliom išimtim, tarkim, Didžioji Britanija galbūt yra liberalesnė, tačiau jeigu pavyzdį imtume Vokietiją, tarkim, Prancūziją, tai Belgija profesinės sąjungos yra labai stiprios ir su darbuotojais reikia nuolatos konsultuotis. Tai Lietuvoje mes turime tik apie 10% atstovavimą profesinį. Tai be abejo yra pačių darbuotojų, sakyčiau, apsileidimas. Jeigu kalbėti apie teisinės problemas, tai susikuria tam tikros situacijos, kada įmonėje galioja 2-3 veikiančios yra profesinės sąjungos, dėl ko, tarkim, labai sunku yra kalbėti apie konstruktyvų bendradarbiavimą, nes ten kalba dažnai, bent jau iš praktikos, aš girdžiu, kad eina ne apie realias darbo sąlygas, bet dažnai būna tiesiog kažkokių tai ambicijų karas. Aš manau, kad tam tikras lankstumo didinimas, ką beje mums ir ES institucijos ir kai kurie pareigūnai rekomenduoja padaryti pastaruoju metu, tai tokio lankstumo didinimas būtų sveikintinas. Jeigu konkrečiau sakyti, tai kaip aš jau trumpai minėjau, kad perėjimas prie dispozityvaus arba civilinio metodo dominavimo darbo panaudojimo santykiuose būtų efektyvesnis. Atsiranda daug mažų arba vidutinių įmonių ir jų rėmimas būtent turbūt bent jau atsižvelgiant į tai, ką aš girdėjau apie ekonomistų patarimus, tai būtent jie būtent į šį verslą nukreipia didžiausią dėmesį. Tai žvelgiant į darbo kodeksą, jis yra parašytas gamyklai. Kai mes turime reikalą su maža įmonė, mūsų kodeksas vėl tampa probleminiu. Mes neturime kai kurių nuostatų arba jos taikomas per daug sudėtingai.
Tai pereinant prie liberalesnio reguliavimo ir aš būčiau šalininkas liberalesnio reguliavimo, tačiau realiai užtikrinant minimalius standartus, kurių reikalauja ES teisė arba Tarptautinė darbo organizacija. Tai geriau mažiau standartų, bet jie realiai užtikrinami ir griežtai baudžiama už jų nesilaikymą, negu kad mes deklaruojame labai aukštą kartelę standartų, tačiau mes tikrai jų neužtikriname. Tai kalbant konkrečiau, aš manau, kad lankstesnis darbo laikas, galbūt ne tiek darbo laiko norma, kiek darbo režimas, tai yra vidinis pasiskirstimas normoje. Sakyčiau, taip pat toks atviras galbūt propagavimas ir leidimas dirbti darbą pagal poreikį tiem žmonėm, kurie to nori, nesakant, kad tai yra tikrai negalima, neįmanoma ir panašiai. Toliau, klasikiniai pavyzdžiai, tai, ką jau minėjau, ne visa darbo diena, terminuotos darbo sutartys, vėlgi ten, kur šalis dėl to sutarė, nesakytų, kad valstybė nesakytų, kad tai draudžiama, net ir tuo atveju, kai šalis sutarė. Taip pat, matyti, reikia derinti apsaugą nuo atleidimo iš darbo. Aš turiu omeny derinti, tai matyti liberalizuoti, mažinti apsaugą, tačiau suteikti ją kitur arba paieškoti tų socialinių garantijų, kurios jau dabar egzistuoja, sukurtos ir suderinti jas. Tai suderinamumas ir pusiausvyra tų garantijų, kurias darbdavys duoda ir valstybė duoda, turi būti tikrai labai gerai peržiūrėtos, nes šiuo metu mes turim kai kurių situacijų, kai ir darbdavys duoda tam tikrą garantiją ir po to dar valstybė dar papildomai duoda tam tikras garantijas, nors, tarkim, nei darbdavys, nei valstybė šiuo momentu galbūt nebegali sau leisti tokių didelių garantijų. Tai jeigu mes kalbam apie tam tikrą darbo kodekso korekciją, be abejo, profesinės sąjungos supranta, kad kalbama apie mažinimą tam tikrų garantijų ir sąlygų lankstumą. Tai be abejo, kad jos kategoriškai priešinsis. Ir čia dar vienas paradoksas, kad mes turėdami 10% tik tai narystę profesinės sąjungose, mes nežinome tikrosios nuomonės tų dirbančiųjų, nebūtinai pagal darbo sutartis, bet iš tų nuomonės, iš tų mažų, tarkim, įmonių, iš tų smulkių verslininkų, kokia jų nuomonė. Tai reiškia, mes iš profesinių sąjungų turime tiesiog jų politinę tokią nuomonę, kad ne, mes jokių būdų nesutinkam ir ta nuomonė dominuoja trišalėje taryboje, kaip oficialiame teisėkūros subjekte. Tai reiškia, mes iš ten gaunam visuomet neigiamą atsakymą ir formaliai tarsi vyriausybė įklimpsta į tolimesnį šito klausimo sprendimą. Tai aš užtat ir pasisakiau, kad valstybėje priklauso monopolis teisėkūros ir jie konsultuojasi su partneriais, tačiau nesant konstruktyvių diskusijų, jie turi priiminėti sprendimus, kurių šaliai tuo metu reikia. Tokiu keliu einant galėtų parlamentas, tarkim, padaryti tam tikrus žingsnius, kurie pagerintų tikrai situaciją darbo rinkoje ir nelaukdamas to formalaus socialinių partnerių pritarimo, kurio niekuomet gali ir nebūti.